Sveiki, aš esu Mindaugas Danys iš Hub Vilnius. Pristatysiu QR kodų panaudojimą siūlant nuolaidas prekybos tinkluose. Shopik projekto pavadinimas, kol kas idėja išnaudoti QR kodus prasideda nuo to, kad svetainėje pasirenki prekių kategorijos, kurios tave domina. Vėliau yra du variantai, arba skaitai QR kodus atėjęs į parduotuvę ir tau išmeta tik tai tas nuolaidas parduotuviai, pagal prekių kategorijas, kurias tu pasirinkai. Arba gauni atsisiunti QR kodą, kurį nuskaito kasininkė. Ir galvoju apie tam tikrą socialinį elementą, kad tu gauni savo kodą su tau skirta informacija ir platindamas į savo socialinio tinklo nariams kaupi kažkokius tai taškus ar papildomas nuolaidas, jeigu jie ateina ir apsiperka. Ir pardavėjai jie turi galimybę, iš principo, greičiau parduoti specifines prekes, sukurti lojalių pirkėjų tinklą. Tai yra, kad vėl bus galima išnaudoti mailing listus ir manau, kad tai šitam projektui man trūksta šiek tiek išplėtoti labiau koncepciją, sukurti prezentaciją prekybos tinklams, kuri pademonstruotų supaprastintą šitos sistemos veikimo modelį. Tai tiek trumpai. Ačiū Mindaugui. Dabar gal vieną kitą klausimą iš salės, prašau. Kuo tai skiriasi nuo nuolaidų katalogo, kurį gaunam paprastą pašto dėžutę? Taip, kaip sakiau, tu pasirenki nuolaidas, kurias nori gauti ir tu jas naudoji pirkimo vietoje dviem būdais. Ta prasme, kad gali atėjęs į prekybos tinklą žinoti labai greitai, kokios yra nuolaidos, kokioms specifinėms prekiams. Nereikia, kurios gali keistis ir skirtingose prekybos tinkluose ar parduotuvėse, o lankstukas tai vis tiek bus tik tai vienas iš kažkokio vieno prekybos tinklo. Dar vienas klausimas, paskutinis. Kas nors. Dar vienas yra. O atėjęs į prekybos centrą, tu atsineši kodą telefoną ar ieškai jo kažkur paslėpti? Ne, taip. Vienas variantas, kad atsineši telefone. Kitas variantas, kad tu nuskaitai prie įėjimo ir gauni sąrašą nuolaidų tą dieną toj parduotuvėje teikiamų ir iš karto eini prie tos vietos, kur tau reikia. Ačiū Mindaugui.